Sunkas buvo, aišku. Nu, bet tiek, kad turbūt lėmė tą pergalę mūsų, kad buvom nusiteikę laimėti jau. Mes važiavom tikrai ne taip, kad tik tai sudalyvauti, važiavom tik tai pasimti jau auksą ir visi buvo gan susikaupę, tik tai gal pradžioj dar biškai buvo sunku, gal sunkiai atsigavom po paskutinių varžybų vakarykščių, bet susikaupėm, ypač trečio pabaigoje, ketvirtam kėliny padarėm savo. Ar nebuvo minčių rungtynių metu, kad gali tą pergalę išslysti trečiam kėlinyje? Na tiesą pasakius, nulis nebuvau net pagalvojęs, bet tai nes visada tikėjau tiek savim, tiek komandos draugais, tiek treneriu. Visais tikėjau, žinau, kad galima paimti pergalę. Gal pirmoji daly kažkaip dar įsivažiavau, nes toks truputėlį sunkokas jaučiausi. Bet paskui jau atsirišo, galim sakyti, krepšys ir jau buvo normaliau, kažkaip lengviau pradėjau žaisti. Kaip tu tas paskutinis šikšnius metimas, ar tokie normalūs? Netikėtas, labai netikėtas, nes nesupratau iš tikrųjų, kas buvo. Aš dar iš jo išraiškos pamačiau, kad kai jis pataikė, tai nesupratau pats, ką jis padarė.